Mes gyvename laikais, kai žodžiai yra labai pigus. Pažadai dalijami lengvai. Sakoma, pažiūrėsim, kažkaip bus, arba jeigu pavyks. Ir kai pažadas neišsipildo, visada randame pasiteisinimą. Tai aplinkybės, ar nuotaikos nėra, ar situacija pasikeitė. Mes net išmokame prisiekti taip, kad neprisimtume atsakomybės. Ir būtent čia Jėzus sustoja. Ne prie didelių nuodėmių, ne prie skandalų, o prie kalbos, kuri atskleidžia širdį. Jėzus sako, taip pat girdėjote, jog protėviams buvo pasakyta neprisiek melagingai, bet ištiesėk viešpačiui savo priesaikas. O aš jums sakau, iš viso neprisiekinėkite. Tai skamba radikaliai, net per griežtai, bet Jėzus nekalba apie teismą, jis kalba apie kasdienę kalbą. Kodėl žmonės prisiekinėjo? Todėl, kad žodis pats savaime jau nebuvo patikimas. Žmonės prisiekdomi dangumi, žemę, Jeruzalę, savo galvą, tik tam, kad jų žodžiais būtų patikėta. Tai buvo būdas pasakyti, šį kartą aš jau rimtai kalbu, rimtai pasakau. Ir Jėzus sako, jei to reikia priesaikos, kad tavim pasitikėtų, problema jau yra. Neprisiekinėkite. Jėzus nekviečia būti keistais ar ekstrasensiškais. Jis kviečia būti tokiais tikrais, kad priesaikos nebereikėtų. Toliau Jėzus sako, verčiau jūs sakykite, taip, jei taip, ne, tai ne. Mato 5:37. Tai vieni trumpiausių, bet giliausių Jėzaus žodžių. Nedaugiau paaiškinimų, nedaugiau papildomų sąlygų, ne, jeigu ne. Mes Lietuvoje dažnai sakome daugiau, nei galime padaryti. Iš mandagumo, iš noro neįžeisti, iš baimės pasakyti ne. Ir tada žodis praranda savo svorį, o kartu prarandamas ir pasitikėjimas to žmogumi. Jėzus sako, geriau pasakyti mažiau, bet sakyti tiesą. Kodėl Jėzus toks griežtas kalbai? Ne žodis kuria pasaulius arba juos greuna. Melagingas žodis tai ne tik netiesa, tai pasitikėjimo vagystė. Jėzus sako, o kas viršaus, tai yra iš pikto. Tai nereiškia, kad kiekvienas papildomas žodis yra blogas. Tai reiškia, kad manipuliuojanti kalba gimsta ne iš Dievo. Kaip ir visame kalno pamoksle, Jėzus ir čia daro tą patį. Jis nesako, kalbėk gražiau. Jis sako, būk tikras, sakyk tiesą. Ir kai širdis yra tikra, kalba yra paprasta. Kai širdis yra dviguba, kalba tampa sudėtinga. Gal šiandien Dievas nekviečia tave kalbėti daugiau. Gal Jis kviečia tave kalbėti mažiau, bet tikriau ir tiesą. Pasakyti taip tik tai tada, kai tai tikrai taip. Pasakyti ne, be jokios kaltės jausmo. Ne todėl, kad būtum kietas, o todėl, kad tu būtum patikimas. Ir esminė mintis. Jėzus kūrė bendruomenę, kurie žmonės gali pasitikėti vieni kitais. Čia nereikia pateikti dokumentų, čia nereikia priesakų. Čia mes pasitikime dėl tiesos, kuri yra mūsų širdise.